Kiekvienas gyvenimo etapas turi savo žavesio, lygiai taip pat ir pensininko gyvenimas. Yra galimybė viską apmąstyti, visą gyvenimą prisiminti. Kartais būna, kad ir naktį nemiegi, prisimeni kažkokį vieną ar kitą įvykį, bandai įvertinti šiandienos kontekste. Aišku, kas nieko nedaro, nieko nenori palikti po savęs, tie ir klaidų nedaro. Būna taip, kad žmogus pragyvena visą gyvenimą tam pačiam darbe, prasėdi, žinau, tokių draugų, pažįstamų turiu, ir tas gyvenimas praeina praktiškai prie to pačio stalo ir kėdės tos pačios. Aš šiek tiek pasirinkau kitą kryptį, gal čia ir ženklas zodiako taip jau man įtakojo, kad mano gyvenimas buvo labai audringas. Labai audringas nuo jaunystės, visą laiką prisidarydavau savo tam tikrų problemų, kadangi turėjau savo nuomonę ir buvo taip, kad ir valdžia iš pasitarimų išvydavo ir šiaip visokių dalykų. Stengiausi būti savarankiškas ir stengiausi savo tuos visus tikslus padaryti. Tas pats lygiai ir kai Marijampolėje, kai patapau 93 metais meru, turėjau savo viziją labai aiškę, turėjau tikslus, ką reiktų padaryti. Paprastai tai sakoma taip, pradėjai kadenciją, užsibrėžk 3 darbus, bet kad juos visą laiką žmonės atsimintų. Tai čia yra pagrindas. Paskui prie to pradeda lipdytis kiti dalykai. Ir tie visi laikai, kai Marijampolės biudžetas buvo 11 milijonų litų 93 metais, dabar turbūt koks 120–130 milijonų eurų, tai įsivaizduokit, ir žmonių gyveno turbūt mieste 1,5 karto daugiau. Tai kaip reikėjo suktis iš tų visų situacijų, kaip reikėjo viską sugebėti padaryti. Ačiū Dievui, kai ką pavyko nuveikti būnant meru, kai ką pavyko nuveikti būnant ministru ir kai ką pavyko nuveikti būnant viceministru. Tai taip labai džiaugiuosi. Niekada Marijampolės neišdaviau, čia man mieliausias miestas, čia dalis širdies palikta, o tas visas širdis palikta per darbus, kurie yra nuveikti.